Labas rytas, brangieji. Tęsiam toliau ūkininkavimo kelionį iš Žemaitijos kaimo, iš Lentpjūvės, o dabar esu. O kūnas čia dirbu, tu Lentpjūvė. Ogi aukso vertės čia lobis yra. Einam, tai jau parodysiu aš jums. O, ne, čia ne mašina, tikrai negalvokit. Ta mašina čia ir, aišku, vertinga ir geras darbinis arkliuksai. Luku noriu parodyti. O čia ir Everesto kalnas. O čia tai ir žemdirbystė, aukso vertės kalnas. Čia ir pjuvenas, jaudalksnį. Labai gerą tinka rūgštingumo pakelti. Prisikrūviau jau prikabelį ir važiuosiam barstyti. Biškį pasportavo. Netariau šį reikmetį mankštos. Nežinojau, kad čia reikės dirvo pasimankštinti. Čia dar geresnį mankštą negu numus. O, čia yra atsijoti. Pjuvens atsijotas. Čia dar neatsijotas. Pasiruošėm. Šiandien kovo 25. Paukštelė šitą skraidą. Mėlų malonu. Pavasaris. Biški vės toks ir. Nežinau, kaip čia seksis. Bus matyti. Pabandom. Pirmin. Einam su vėjeliu. Vau, kaip prikruoja. Eina savo. Bet padomus nesusileido. Na, tački ir. Bet ne, netoli vežti. Va, tuo čia kiekit du kaušą čia. Normaliai čia. Su rankom čia būčiau valand lait mažiausia šepeliausi. Nuvažiuojam. Ačiū Dievu, spėjau. Pabaigiau barstyti. Vos spėjau, pradėjai krapnuoti jau. Tep minutį, gal sakyti. Oi, dievulio. Dėkui tau už pagadą. Stebėjau prognozės. Labai padėjai meteorologą. Nesuklydo. Ką buvo pasakyta, 18 valandų pradės lyti. Taip, 18 valandų pradėjo lyti. Tai va, kaip atrodo vaizdėlis dabar. Dabar biški kapaliai labai aiškiai matos. Tai tos pjovens. Visą ton lauką šitą reikėjo išbarstyti. Nu, smagus buvo darbėlis. Nu, svarbu, pabaigiau. Gal sakyti, misija įvykdyta, bet džiaugtis ilgai negalės, nes reiks rytoj vėl reiks dirbti vėl. Rytoj reiks frezauti, išfrezauti ir tada pasėti sideratus, paskiau vėlons reiks užvalauti. Dar darbs nesibaigė, tad džiaugtis tik tas šį vakar bei šias. O ryt vėl tokia jau to ūkininko dalia. Gerai. Iki.